atvežė Moldavą. Net rusiškai nekalba, ar kaip ir čia. Visas kratosi, bet tipo nieks nemato. Dabar žiūrėkit, ateina moteriškė, mačiau krūvą pinigų paėmė, jinai aukoja. Mokesčiai, aišku, nesumokėti, viskas. Tas faktas, žmogaus faktas atvežtas, jisai numestas ir jisai dirba, kaip Europai. Ir visiems pochui. Kalbą girdite? Jisai nelietuvis. O ar man gaila nelietuvių? Ypač atvežtų iš trečiųjų šalių. Čia valstybė jais turi rūpintis. Matot, va tai va dirba. Va tai va dirba žmonės. Aš nežinau, ką reikia daryti, kad tai va dasigyvent, kad tave atvežtų, kažkur paimtų. Čia yra pizdės, atsiprašau. Ir čia pastoviai, žinokit, kas yra, užkeša, man įdomu, kaip ir policija nepatruliuoja. Norfos praėjimas, paskui centre, prie savivaldybės požeminiai praėjimai ir kiti.